Tave palieka žmona. Palieka dėl kito. Tai yra gana paplitęs įvykis. Bent jau dėl tos priežasties, kad moteris su amžiumi, jinai subręsta ir retai išeina į niekur. Nors taip nutinka, bet procentinė prasme tai vyksta gerokai rečiau. Vyrai šį įvykį išgyvena labai skausmingai. Nes tai ne tiesiog situacija, kai mylima mergina jos palieka. Ši mylima mergina išeina dar ir ne viena, o su vyro vaiku. Ir šiame vaizdo įraše aš noriu papasakoti apie svarbiausias, labiausiai paplitusias klaidas, kurias daro praktiškai visi vyrai, kai susiduria su panašiu reiškiniu savo gyvenime. Ir klaida numeris 1 tai situacija, kai vyras bando išgąsdinti potencialų kavalierių. Užduotis be perspektyvos. Dėl daugelio priežasčių. Pirma, tai daugumoje situacijų tai prie nieko neprives. Na, sakykim, tau pavyko tai padaryti. Tu sėkmingai jį išgąsdinai. Visas žmonos negatyvas dabar bus nukreiptas tik į tave. Čia viskas, ką tu pasiekiai. O vietoje to naujo vyro atsiras naujas arba keli nauji. Labai svarbu suvokti, kad tokių įvykių vystymosi priežastis slypi ne konkrečiame žmoguje, kuri jį kažkur ten sutiko, o jos emocinėje būsenoje ir jausmuose tau. Santykių reanimavimo procesas, kuris jau turi šeimos statusą, yra ilgesnis. Tai susijęs su tuo, kad norėdama priimti sprendimą išeiti, moteris turi sukaupti daug negatyvų ir ryžto, ko per dieną neišnaikinsi. Jeigu pas jūs jau būtų buvę tik santykiai, ji galėjo nuo tavęs išeiti prieš mėnesį ar prieš pusę metų. Bet čia šis momentas tarsi atidedamas, nes jūs daug kas sieja, labai daug kas sieja. Ir dėl šios priežasties iki skyrybų momento jį kaupia labai stiprų negatyvą, o tada atsiranda nuoširdus vidinis jausmas, kad pagaliau viskas baigėsi ir ji labai tikisi, kad tu paliksi ją ramybėje. Tai gana paplitęs reiškinys, todėl jei tu savo keli užduoti užsiimti santykių atstatymu, turi suprasti, kad tai procesas, kuris užsitęs. Minimalus realus terminas apie pusę metų, ne mažiau. Jeigu kalbame apie tai, kas sukelia padidėjusius skausmingesnius išgyvenimus. Na, akivaizdu, kad tai yra vaikas, nes su juo yra noras matytis, noras bendrauti. Moteris išėjo. Visų pirma, kaip aš visada sakiau, nereikia prisimti per daug ant savęs, nes vis dėlto santykiai tai du žmonės. Ir todėl visa atsakomybė už tokius apgailėtinus įvykius visgi gula ant moters, kuri tave paliko, o ne ant tavęs. Ir svarbu suprasti, kad radikalus neigiamas atsakymas šiandien, jos negatyvas tau, nereiškia, kad po pusės metų ar 2 nebus krokodilo ašarų ir suvokimo, ką jinai padarė ne taip. Moteris priima sprendimus emocijų vedama ir dėl šios priežasties visų įvykių interpretacija, jų aiškinimas, jų išgyvenimas prisitaiko prie emocinės būsenos, konkrečių gyvenimo periodų. Todėl, kai jos trauka tau dingsta, moteris nebandys gelbėti santykių, nereikia to tikėtis. Ji negelbė santuokos, nes tai būtų, tiesiog neteisinga jos emocinėje būsenoje. Nepridera, nesudera šitie du dalykai. Jeigu ji galėtų tai padaryti, mes paprasčiausiai neturėtume šios situacijos. Ir tu dabar nežiūrėtum šio vaizdo įrašo. Todėl nereikia klaidingų iliuzijų, draugai. Kita klaida tai bandymas ją atvesti į protą. Nes tu puikiai supranti, kad iš jos pusės daroma labai rimta klaida, kuri turės pačias skaudžiausias pasekmes. Tačiau ji tavęs neišgirs ir nenorės to suprasti. Net konsultacijose būna įvairūs scenarijai. Kartais ji išeina pas vaikiną, kuris jaunesnis už ją 12 metų. Kartais išeina turėdama romaną su vyru, kuris jau yra vedęs. Čia jau yra nuo pat pradžio akivaizdžiai matoma aklavietė tokių santykių vystymuisi. Net ir tokiu atveju jis stengiasi save maitinti kažkokiamis neišsipildančiomis iliuzinėmis viltimis. Net ir tokiu atveju tu negali jos atvesti į protą. Kita klaida tai situacija, kai akivaizdu, kad vyrui išdavystės faktas, fizinio artumo faktas tarp jo žmonos ar buvusios žmonos ir kito vyro, tai įvykis, kuris daugelį atvejų gali uždėti kryžių apskritai ant galimybės atnaujinti santykius. Ir vyras logiškai bando ją nuo to kažkaip apsaugoti, kad tai neįvyktų.
bet tu negali to padaryti. Ji vis dėlto yra savarankiškas vienetas, bent jau sprendimų priėmimo kontekste. Tu negali tam daryti įtakos. Todėl viskas, ką galima padaryti, tai atsispirti nuo tų sprendimų, nuo tų įvykių, kurie jau pradeda vykti. Kartais vyrus labai glumina, kai staiga netikėtai žmona įgyja labai stiprų neigiamą nusiteikimą prieš jį. Tai ne tik abejingumas, o net tam tikras noras sukelti diskomfortą, švelniai tariant. Taip irgi nutinka. Vyrui čia kyla klausimai. Iš kur atsirado tas elgesys, kas jį lėmė? Iš tikrųjų, scenarijų čia daug, reikia nagrinėti konkrečią situaciją. Bet tai tiesiog jausmų ir emocijų sumažėjimo pasekmė. Aš konsultacijose dažnai miniu, kad vyrai ir moteris skirtingai žiūri į buvusius santykius. Skirtingai žiūri. Tiesiog tokia lyčių specifika. Bet tai nereiškia, kad po tam tikro laiko jos pozicija nepasikeis 180 laipsnių. Toliau kita klaida. Tai mintis, kad galima paveikti ją finansiškai. Maksimaliai nurėžti ją į biudžetą. Ir štai dėl to jie tarsi turėtų susivokti, kažką suprasti. Ši taktika nesuveiks. Greičiausiai, jei atsiras motyvacija dar labiau parodyti tau savo principingumą ir charakterį. Tačiau kartais pastebima ir priešinga situacija, kai jau po skyrybų moteris pretenduoja į tokią pat finansinę paramą iš tavęs. Tarsi, žinot, nieko nepasikeitė. Tu buvai jos vyras, ji gaudavo tai, o dabar aš išėjau, galbūt pas kitą. Bet man vis tiek priklauso tiek pat. Jei tu su tuo sutiktum ir skirtum jai tiek pat lėšų ar savo dėmesio, tai irgi būtų didelė klaida. Labai svarbu suprasti, kad skyrybų atveju visa materialinė pagalba turi būti nukreipta tik į klausimus susijusius su vaiku. Alimentų forma. Jei atsiranda kažkokie lokalaus pobūdžio prašymai, konkretus. Ten vaikas važiuoja į stovyklą, reikia nupirkti batus ir kuprinę. Čia tu jau turi teisę elgtis savo nuožiūrą, taip kaip manai esant reikalinga. Bet reikia suvokti, kad efektyvumo prasme tai neturės jokios įtakos. Ar tu pervesi jai pinigus, ar atsisakysi, ar sutiksi. Čia tai nieko nepakeis. Jei ji išeina pas kitą, svarbu suprasti, kad beveik visose istorijose, su kuriomis dirbome ir kurios turėjo galutinį rezultatą, ji gali susivokti tik po naujų santykių žlugimo. Anksčiau nieko nebus. Ar tau to reikia ir ar verta laukti, tai klausimas, kurį tu daug kartų savo užduosi. Proceso metu atsakymas kiekvieną kartą gali būti kitoks. Bet daugeliu atveju vyrą žinoma skatina tas faktas, kad, jei tai būtų tiesiog mergina, tai aš tiesiog eičiau toliau ir nekvaršinčiau savo smegenų. Bet čia moteris išeina kartu su vaiku. Reiškia, atkūrus santykius su ja, atsistato visavertis bendravimas su vaiku. Ir tai be abejo motyvuoja. Jei kalbame apie bandymus daryti įtaką per jos tėvus, tai taip pat neturi jokios perspektyvos. Net jei jos tėvai tavo pusėje, jie iš šalies supranta, kas vyksta. Jie supranta, kad tai ne visai adekvatu iš dukros pusės. Net jei jie mano, kad visa tai yra neteisinga, geriausiu atveju jie kartu su jie pasikalbės. Jie gali šiek tiek nuliūsti. Bet jei jie bandys vėl kelti šią temą, iš merginos pusės pareis tik tai negatyvus, toks smarvės kvapas šiek tiek. Aš jau viską nusprendžiau. Šią temą daugiau bendrauti nenoriu. Todėl ieškoti tokio poveikio būdo neverta. Taigi vienintelis realus būdas daryti įtaką merginai ar žmonai, kuri tave metė, yra absoliutus jos ignoravimas. Tai efektyviausias ir net sakyčiau, vienintelė efektyvi technika iš tikrųjų susigrąžinti moters pagarbą ir jausmus savo. Kas buvote konsultacijose, aš apie šią techniką jau pasakojau. Bet suprantu, kad ne visi pasiruošę konsultuotis tokiomis jautriomis temomis. Todėl nusprendžiau, kad šią techniką pasidalinsiu savo kitame vaizdo įraše. Kad šitas video nebūtų jums per ilgas. Jei kalbame apie dažną klausimą konsultacijų metu, kaip taikyti ignorą, jeigu yra bendras vaikas? Kaip ten organizuoti susitikimus su juo ir panašiai? Situacija tokia. Ignoras tikrai veikia stresinėse situacijose, bet jis, neįmanomas dalinis. Vyras bando suorganizuoti kažkokį pusiau ignorą, tai ne ignoras. Veikia tik besąlygiškas ignoras iki pat pabaigos. Jei nėra galimybės jį naudoti būtent tokiu režimu, vadinasi, jo naudoti jokių kitų būdų nereikia.
Jei galimybės pilnai ignoruoti žmonos nėra, pagrinde tai dėl vaikų ar darbo. Tada turi kalba eiti apie kitokio elgesio modelio kūrimą, ne apie ignoravimą. Tačiau šis modelis vis tiek kūriamas remiantis konkrečia situacija, moters psichotipų, tais niuansais, kurie yra jūsų istorijoje. Variantų labai daug. Pirmus 2 mėnesius galime turėti vieną modelį, po to stebėti, kas keičiasi ir jau vėliau jį modifikuoti. Todėl kažkokio paruošto recepto duoti negaliu. Aš tik stengiuosi dabar pertikti pagrindinę mintį. Bet kuriuo atveju tu negali būti iniciatoriumi susitaikymo su ja. Po ištęsto ignoro tai gali suveikti, bet visais atvejais situacija po to bus dar blogesnė, patikėkit manim. Čia dar yra ir ideologiškai įdomus momentas. Ar gerai elgesi moteris, kuri turi vyrą, vaikų ir išeina? O vyras, kuris atsirado jos gyvenime, kuris žino, kad ji ištekėjusi, kad yra vaikai, jo tai nesutrikdo. Kaip jisai elgesi? Juk poelgis nebūna atsitiktinis, tai neatsitiktinumas. Bet koks poelgis tai mūsų esmės atspindys. Ir ar tikrai tikite, kad 2 žmonės, kurie daro tokius destruktyvius veiksmus savo gyvenime, gali sukurti šviesius harmoningus santykius? Aš netikiu. Ir praktika tai patvirtina. Apie trukmę viso to, žinoma, pasakyti negalima. Bet labai svarbus komponentas. Nereikia jiems trukdyti. Jų išsiskyrimo procesas jau paleistas nuo pat pirmos dienos. Liko tik grožėtis, išsitraukti popkornus ir išlaukti tinkamą momentą. Tuo momentu, kai pas juos užsleptas romanas, viskas jau yra prarasta. O kai jau išsiskyrėte ir ji laisva moteris, tik imk ją kartu su vaiku ir veskis, čia jau šiek tiek kitaip. Šiek tiek kitaip. Leiskite naujiems santykiams patekti į loginę aklavietę. O užduotis numeris 1 tau šiuo metu. Kad ir kaip šios rekomendacijos atrodytų nenaudingos, banalios, nereikalingos, iš tikrųjų jos yra būtinos. Tu dabar ieškai kažkokio būdo, panacėjos, kažko, ką aš dabar padarysiu, suspraksėsiu taip, ne? Ir jei sugrįž protas ir jūs vėl būsite kartu, tokio būdo nebus. Visą savo motivaciją sutelk į tai, kad susitvarkyti save, savo emocinę būseną. Suprasti to svarbą, susigrąžinti gebėjimą kontroliuoti savo emocijas ir priimti situaciją tokią, kokia ji yra. Dažnai vyras daro klaidą po klaidos, vien dėl to, kad nepriima realybės. Ji dar mano moteris. Ne, drauguži. Mūsų moteris taip pasielgti negali. Ir tik po to, kai įvyksta priėmimas ir emocinė būsena stabilizuojasi, tik tada tu gali sau kelti užduotis. Tik tada gali objektyviai įvertinti vykstančius įvykius ir tik tada esi pajėgus imtis vienokių ar kitokių veiksmų, ieškoti atsakymų į savo klausimus. Iki to momento tu tik bloginsi situaciją. Jei tu supranti, kad dabar esi prislėgtos emocinės būsenos, reikia tai spręsti ir susilaikyti nuo bet kokių kontaktų su ja. Tai geriausia, ką šiuo metu galima padaryti.